Laba diena. Esu Vilniaus rajono Paberžės Verdenės gimnazijos direktorė ir noriu pasidalinti savo įspūdžiais apie coachingo mokymus, kurie vyko mūsų gimnazijoje. Po vykusio mūsų gimnazijoje coachingo projekto Mano mokykla įkvėpk, paskatink, palaikyk įgyvendinimo poveikis mūsų gimnazijoje buvo ir yra reikšmingas tiek individualiai, tiek komandinėje veikloje. Coachingas padėjo ir padeda iki šioliai spręsti įvairias problemas, tokias kaip mokytojų profesinis perdegimas, efektyvaus bendradarbiavimo trūkumas ir sunkumai įgyvendinant ugdymo turinį. Pritaikius coachingą buvo stebima pagerėjusi mokytojų motyvacija, aiškesni tikslai bei stipresnė komandinė veikla. Sėkmingai įgyvendinta pasidalytojų lyderystė, individualiai coachingas mokytojams leido įsivertinti savo stipriasias ir silpnasias puses, tobulinti klasės valdymo įgūdžius ir kurti stipresnius santykius su mokiniais. Komandinėje veikloje coachingas buvo ir yra naudojamas siekiant stiprinti kolegų bendradarbiavimą, išryškinti bendrus tikslus ir efektyviai spręsti netipinės situacijas. Coachingo efektyvumas pasireiškia per didesnį pasitenkinimą darbu, geresnius mokinių pasiekimus skirtingose srityse ir bendrą pozityvesnę įstaigos atmosferą, kurioje daugiau dėmesio skiriama tiek mokytojų, tiek mokinių emociniai geroviai. Man, kaip gimnazijos vadoviai, coachingo mokymai leido suprasti, kad atsakomybių pasidalymas tarp gimnazijos bendruomenės narių stiprina darbuotojų pasitikėjimą vadovų. Todėl po mokymų pakeičiau vadovavimo stilių, tai yra perėjau nuo nurodymų į mokyklos bendruomenės narių įgalinimą. Pradėjau labiau pasitikėti bendruomenės nariais, nebijau dalintis atsakomybėmis. Rezultatas pastebimas akivaizdus. Mokyklos bendruomenės nariai tapo aktyvesni, kūrybiškesni, laisvesni, tikintis ir pasitikintis vadovų, norintis ir galintis imtis lyderio pozicijų. O tai mums visiems kartu padeda siekti efektyvesnių ir produktyvesnių rezultatų mokyklos veiklose.